Išmokti tinklinio pagrindų tai tik pirmasis žingsnis link sporto aukštumų ir pergalės šampano. Norint būti gerų paplūdimio tinklinio žaidėjo ar žaidėja, nemažiau svarbu yra žinoti, ko nereikia daryti aikštelėje. Viena dažniausiai pasitaikančių pradedančiųjų klaidų – neteisingi sprendimai pasirenkant inventorių. Dėl akivaizdžių priežasčių specialistai nerekomenduoja žaisti paplūdimio tinklinį su bokso pirštinėmis. Taip pat reikia vengti žaidimo su kur kas mažesniems kamuoliukams pritaikytų įrankių, labiau tinkančių Richardui Berankiui. Stenkitės neerzinti savo priešininkų ir gerbkite juos, nes gali tekti kamuolio su ledo ritulio lazda mušinėti vienam. Stenkite žaisti garbingai ir netrukdyti savo priešininkams.